Praise God. Šlovė Dievui. I'd like to tell you a story. Norėčiau Jums papasakoti istoriją. When we were starting out in ministry, Kada mes tik tai pradinėjom savo tarnavimą, one time we were able to get access to a huge park. kartą mums suteikė galimybę pasinaudoti tokiu didžiuliu parku. We were just young in ministry. Tuo metu mes dar jauni tarnavime buvom. And this was a big park and it had a big band shell. Ir ten buvo toks didelis parkas ir ten buvo tokia didelė pavėsinė. And we had it all arranged that we were going to sing worship songs. Ir mes taip sutarėm, kad ten mes giedosim giesmes, šlovinsim. And then I was going to preach. Ir tada aš pamokslausiu. And it was in a town that really needed the gospel. Ir tai buvo tame mieste, kuriam tikrai reikėjo Evangelijos. So on the day we went there, it rained. Irgi tą dieną, kai mes ten susiruošėm, lietus lijo. It rained very hard. Ir lijo labai stipriai. And there was nobody there. Ir nieko ten nebuvo. Not even one person. Nei vieno, netgi vieno žmogaus. So the worship team looked at me and they said, should we pack up all the instruments? Taigi šlovintojų komanda sako, ką mums daryti? Žiūrė į mane, ar mums jau susipakuoti daiktus? But I had a stirring of the Holy Spirit inside. Bet manyje šventoji dvasia, jinai ten judino dalykus. I felt the Lord clearly telling me, no, worship Aš God. jaučiau, kaip viduje Viešpats man sako, ne, šlovinkim Dievą. So the band got together Taigi šlovintojų komanda susiruošė and we sang for about a half an hour ir mes taip giedam gal pusę valandos. in the rain Lietuje and there's nobody there. ir ten nei vieno. So after we were finished singing, Taigi, kai jie baigė giedoti, the musician said, should we pack up and go home now? muzikantai vėl klausė, na, ar jau galim susipakuoti ir keliauti namo. And no, the Lord stirred me again Ir Viešpats vėl manyje ten judina. and said, preach. Sako, ne, pamokslauk. Preach like there's 10,000 people here. Sako, pamokslauk, tarsi čia būtų susirinkę 10 000. So I told them I'm going to preach. Taigi aš sakau jiems, aš pamokslausiu, I opened my Bible atsiverčiu savo Bibliją, and I began to preach pradedu pamokslauti with all my heart, visą savo širdimi, but there's nobody there. bet ten nėra nei vieno. The musicians were looking at me Ir muzikantai, jie žiūri į mane and wondering if I had lost my mind. ir savo mintise svarsto, gal jis proto neteko. He is preaching like there's a crowd of people, Jisai pamokslauja, tarsi ten minia sėdėtų, but there's nobody here. o ten nėra nei vieno. And when I finished preaching, Ir baigus man pamokslą, the Lord said, give an altar call. Viešpats sako, pakviesk atgailai. Call people forward for salvation. Pakviesk žmonės atgailai išeiti. But there's nobody here. Betgi nieko nėra. The Lord said, do it anyway. Bet Viešpats sako, vis tiek tai padaryk. And so I said, you might be here today. Ir aš sakau, galbūt jūs esate šiandieną čia And God is moving on your heart ir Dievas veikia jūsų širdyje to come forward and give your ir life ragina jūs išeiti į to priekį ir Jesus Christ. pavesti savo gyvenimą Jėzui Kristui. And if you do, we will meet you here. Ir jeigu esi toks žmogus čia, mes su tavim susitiksim štai čia. And we will pray with you. Ir mes kartu su jumis pasimilsim. And we'll believe God to forgive you. Ir mes tikime, kad Dievas atleis tau. And that He'll give you new life. Ir Jis suteiks tau naują gyvenimą. I said, so if you're listening to my voice, Ir aš sakau, jeigu tu girdi mano balsą, just come now. tiesiog išeik dabar į priekį. On the left side of the field, Ir iš lauko kairės pusės, there was a man hiding under the bushes. ten už krūmų slėpėsi žmogus. He had been drinking all night, Visą naktį jis gėrė, but he was awake. bet jisai pabūdęs buvo, He heard every word. jisai girdėjo kiekvieną žodį. And he came out of the bushes and started coming towards us. Taigi jisai už tų krūmų pradeda artintis prie mūsų. On the other side of the field, Iš kitos pusės lauko there was another man. buvo dar vienas žmogus. He was just out of jail. Jisai ką tik iš kalėjimo buvo And išėjęs. he had killed a man. Jisai buvo nužudęs žmogų. And he wondered in his heart, Ir savo širdyje jisai mąstė, could God ever forgive me? ar Dievas kada nors galės man atleisti. Could I ever have a new life and a normal life? Ar kada nors pas mane bus naujas normalus gyvenimas. So from behind this pillar, Taigi už ten stulpo he came out and he started coming from this jis side. pasirodo ir iš tos pusės pradeda eiti. And then over the top of the hill, Ir dar ten už kalvos, the park went up like this and dropped down over a nes hill. parkas jisai tarsi taip pakyla ir tada nusileidžia. There were two teenagers, Ten buvo du paaugliai. and they had heard my voice Ir jie girdėjo mano balsą for the last 20 minutes. ir kažkur paskutinės 20 minučių. And they came up over the hill, Taigi jie pasirodo iš tos and they kalvos came forward, ir jie išeina į and they priekį gave their lives to Jesus ir Christ. jie paveda savo gyvenimą So Jėzui Kristui. I preached to nobody, Taigi aš pamokslau niekam, and 4 people came to Christ. o 4 žmonės įtikėjo. That was good results. Tai yra geras rezultatas.
And those were the early days. Ir taigi tai buvo tos ankstyvosios dienos. Those were the days when God was speaking every day. Ir tai buvo tos dienos, kada Dievas kalbėjo kiekvieną dieną. Those were the days when we would pray and he would just say, do this, and we would do it. Ir tai buvo tos dienos, kada mes tiesiog melsdavomės, jis sakydavo, daryk tai ir mes darydavom. As we simply followed him in prayer, he began to do the miraculous. Ir kai mes jį paprastai maldoje sekėm paskui, jisai darė stebuklingus dalykus. I have many, many stories like this Ir yra daug tokių istorijų of things that God did over the years. per tuos metus dalykai, kuriuos Dievas padarė. Miraculous things Stebuklingi dalykai, that could only happen from the hand of God. kurie gali nutikti tik dėl Dievo rankos įsikišimo. But my question this afternoon Bet čia popietė mano klausimas, is, what do we do ką mes darom, when God is no longer speaking? kai Dievas daugiau nebekalba? How do we stay strong Kaip mums išlikti stipriems, when God is silent? kada Dievas yra tylus? When we can't honestly say Kada mes sąžiningai negalim pasakyti, that I have heard his voice for a long, long time? kad jau ilgą laiką, ta prasme, negali pasakyti, kad ilgą laiką girdi, arba tiesiog ilgą laiką jau negirdi Dievo balsą. I'd like you to look with me in Psalm 89, please. Ir aš norėčiau, kad mes kartu atsivirstume 89 psalmę. Father, I thank you. Tėve, dėkoju. God, you will always anoint your word. Dieve, tu visada patebi savo žodį You'll always make your word live. ir visada tu priverti savo žodį gyventi. And so I'm asking you today to make your word live in us. Ir šiandien aš prašau, kad tavo žodis būtų gyvas mumise. Teach us Mokink mus and guide us ir pakreip mus in the simplicity of truth. tavo tiesos paprastume. Help us to grow in grace. Padėk mums augti malonėje. And we thank you for it. Ir mes dėkojam tau už tai. In Jesus' name. Jėzaus vardu. Now here's what the psalmist says. Taigi štai ką psalmės autorius rašo, In beginning of verse 35. pradedant nuo 35 eilutės. Once have I sworn by my holiness. Kartą esu prisiekęs šventumu savo. I will not lie to David. Dovydui nemeluosiu. His seed shall endure forever, Jo palikuonis gyvens per amžius. and his throne as the sun before me. Ir jo sostas stovės kaip saulė priešais mane. It shall be established forever like the moon, Bus įtvirtintas kaip mėnulis, ištikimas liudytojas danguje. even like the faithful witness in the sky. Tarsi ištikimas liudytojas danguje. Do you remember the days when God gave you promises like that? Ar tu prisimeni tas dienas, kai Dievas tau suteikė panašius pažadus? He had to give you a promise or you wouldn't be in the ministry. Dievas turėjo tau kažką pažadėti, nes kitu atveju tavęs nebūtų tarnystėje. I can't see anybody coming into the ministry if God has not promised something to you. Aš negaliu įsivaizduoti, kad kažkas pradėjo tarnauti be Dievo pažado, be jo kažko iš jo. Think of the incredible promise that God made to King David. Ir pamastykime apie tą neįtikėtiną pažadą, kurį Dievas duoda Dovydui. In that season in his life when he could hear the voice of God, Ir tai tas metas jo gyvenime, kada jisai galėjo girdėti Dievo žodį. he said, I'm going to give you an enduring family. Ir sako, aš tau suteiksiu išliekančią šeimą. It's going to be forever established. Jinai bus įtvirtinta amžiams, Even as the faithful witness you see of the stars in the sky. kaip ištikimieji liudytojai, kuriuos jūs matote danguje, to žvaigždės. Now, David could have no way of knowing that he's actually speaking about you and I today. Ir Dovydas tuo metu tikrai negalėjo žinoti, kad jisai kalbėjo apie tave ir mane. God is speaking about the church of Jesus Christ. Ir Dievas kalba apie Jėzus Kristaus bažnyčią. He's speaking about that lineage that's going to come through the life of David, through the physical line of David. Ir jis kalba apie tą giminę, kuri kils per tą fizinę Dovydo liniją. And there are seasons, though, that come into every believer's life where God is no longer speaking the way he used to. Bet kiekvieno tikinčiojo gyvenime atsiranda toks metas, sezonas, kuomet Dievas jau nebekalba taip, kaip jis iki tol buvo kalbėjęs. Or if he is, his voice is so faint we can hardly hear it. O jeigu jis ir kalba, jo balsas kažkur tai taip nutolęs, tarsi mes sunkiai jį girdim. Now listen to what the psalmist goes on to say. Bet pažiūrėkim, ką psalmių autorės toliau In rašo. verse 38 and 39, 38-39 eilutės. now he says, but you have cast off and abhorred. Bet tu atstumiai, atmetei You've been furious with your anointed. ir pasibjaurėjai pateptuoju savo, You've renounced the covenant of your servant, išsižadėjai sandoros su savo tarnu, and you've profaned his crown by casting it to the ground. nusvedei žemėn jo karūną. The psalmist is saying, I believe this promise Ir autorius sako, aš tikėjau tuo pažadu, that you once spoke to our father David, kad kartą tu kalbėjai mūsų tėvui Dovydui, but I've lost my confidence, bet savo pasitikėjimą kažkur praradau, and now I'm barely surviving. o dabar vos išgyvenu. What happened to me? Kas man nutiko?
Where did I lose heart? Kur aš netekau drąsos? When did I stop hearing and believing? Kada aš nustojau girdėti ir tikėti? When did I lose the freshness of the expectancy every day that you were going to speak to me? Kur aš praradau tą lūkestį, kad kiekvieną dieną tu man kalbėsi? Verse 40 says, you've broken down all his hedges and brought his strongholds to ruin. Ir 40 eilutėje skaitom, tu sugriovei jo mūrus, pavertei griuvėsiais tvirtovės. The psalmist is saying, my sense of strength and confidence and protection is gone. Ir autorius sako, mano tas pojūtis saugumo, jisai dingo, jo nebėra. I used to have such hope for tomorrow. Ir aš turėjau tokią viltį rytojui, But now my hope is falling apart. o dabar mano viltis, jinai dušta. When you go on to verse 41, he says, all who pass by plunder him, and he's a reproach to his neighbors. Ir 41 eilutėje rašoma, jį plešė visi praeiviai, jis tapo pajuoka kaimynams. In other words, I'm supposed to be a fragrance of Jesus Christ. Kitaip tariant, aš turėčiau būti kvapnus kvapas Jėzaus Kristaus, But now I can hardly lift my head up. o dabar aš vargiai galiu galvą pakelti. I get in the pulpit and I hardly have any confidence for myself. Aš atsistoju prie sakyklos ir pats savimi nepasitikiu. How am I supposed to have confidence for people under my ministry? O kaip aš turėčiau pasitikėti žmonėmis, kurie yra mano atsakomybėj? In verse 42 to 45, he says, you've exalted the right hand of his adversaries and made all his enemies rejoice. Ir 42-45 ten rašo, tu išaukštinai priešų galybę, suteikė jiems džiaugsmo. You've turned back the edge of his sword and you've not sustained him in battle. Nukreipiai ašmenis jo kardo, neleidai laimėti mūšyje. You've made his glory cease and cast down his throne to the ground. Tu atėmė jo šlovę ir nuvertė jo sostą. And the days of his youth you've shortened. Sutrumpinai jo jaunystės dienas. It's a season that all of us go through. Tai yra tas metas, per kurį mums visiems tenka praeiti. Say, God, I'm losing the victory myself. Dieve, tu sakai, aš pats netenku tos pergalės, I'm losing confidence in the promises you once made to me. aš netenku pasitikėjimo tais pažadais, kuriuos tu man kažkada išsakei. I feel ashamed. Aš jaučiuosi sugėdintas. I feel ashamed to stand and speak your Aš word iš tikrųjų gėdijuosi stovėti ir kalbėti tavo žodį, because I am so struggling myself. nes aš pats kovoju, When will you speak to me again? kada vėl tu man prabilsi. That's what he says in verse 46. How long, Lord, will you hide yourself forever? Nes 46 eilutėje mes tai ir skaitom, ar ilgai viešpatie, ar slėpsies amžinai. Verse 47. Remember how short my time is. For what futility have you created all the children of men? Ir 47 viešpatie, atsimink, koks trumpas yra mano gyvenimas, kokius menkus tu sukūrei visus žmonės. Verse 48. What man can live and not see death? Can he deliver his life from the power of the grave? Ir 48, koks žmogus gyvena ir nepatiria mirties, kieno siela mirusiųjų buveinės išvengia. And verse 49, he says, Lord, where are your former loving kindnesses, which you swore to David in your truth? Ir 49 eilutė, viešpatie, kur yra tavo ankstesnė malonė, kurią Dovidui tiesoje pažadėjai. How long will you hide from me? Viešpatie, kiek ilgai slėpsies nuo manęs? Where are your promises? Kur yra tavo pažadai? Why don't you speak to me the way you used to speak to me? Kodėl tu nebekalbi man taip, kaip tu anksčiau kalbėjai? What could be the reason Kokiagi galėtų būti priežastis? why you give such incredible promises into our hearts and then suddenly you seemingly withdraw your hand? Kodėl tu mūsų širdims duodi tokius neįtikėtinus pažadus, o po to atrodo, tarsi tu patrauki savoje ranką? Why would you do Kodėl this? taip tu elgiesi? Now the psalmist is facing a real situation. Ir autorius čia jisai susiduria su realia situacija. There is a season of chastening that did come on the nation of Israel. Buvo Izraelė ta auklybos metas And we talked about that this morning. ir apie tai mes šį rytą kalbėjome. But even though a season of chastening comes, the promises of God are still true. Nes netgi jeigu yra auklybos periodas, Dievo pažadai, jie vis tiek tebėra tiesa. You and I are here today as evidence that the promise that God made to King David is a true promise. Nes tu ir aš, mes esame čia šiandieną dėl to, kad pažadas išsakytas Dovydui yra tiesa. Now, there are various reasons why God's voice seems to go quiet. Ir yra įvairios priežastys, kodėlgi atrodo, kad Dievo balsas jisai nutyla. We studied the case of Joseph this morning. Ir šį rytą mes jau kalbėjom apie Juozapą. It's because there is an appointed time for what God has already spoken to be fulfilled. Nes yra tam tikras numatytas laikas to, kad Dievas jau yra išsakęs, kad nutiks.
And I know it's a simple explanation, Ir aš žinau, kad tai paprastas paaiškinimas, but here it is. bet jis yra toks. God has already spoken to you. Dievas jau tau kalbėjo. There is no need for him to repeat himself. Jam nereikia savęs kartoti. He doesn't have to speak twice. Jam nereikia 2 kartus sakyti tą patį. Sometimes we are like little children. Kartais mes kaip maži vaikai. We ask our mother or father for something Mes mamos ar tėčio kažko paprašom for Christmas, kalėdoms. and they tell us we're going to have it. Ir mums pasako, mes tai gausim. But it's like we don't believe it. Bet mes tarsi netikim tuo. We keep asking Ir mes vis klausim. every week, Kiekvieną savaitę. are you sure Tu tikrai tai parūpinsi? you're going to give me that Tu gift at tikrai man Christmas? čia dovaną kalėdoms padovanosi? The next week, are you sure? Kitą savaitę tikrai? Tell me again Dar kartą man pasakyk, that I'm going to have that new coat. kad šitą naują apsiaustą aš turėsiu. Tell me again Man dar kartelį pasakyk, that it's going to be red. kad tai raudonos spalvos It's bus. going to be the one I really like. Kad tai bus toks, koks man tikrai patinka. And we look at our children, Mes žiūrim į vaikus say, you will have it. ir sakom, bus. And a week goes by, Praeina dar savaitė, our daughter or son comes to us, dukra ar sūnus prieina, says, Mom and Dad, tell me again sako, mama, tėti, pakartokit man, that Christmas gift is going to be mine. kad ta kalėdinė dovana bus mano. Aren't we like that with God? Argi mes netokie patys su Dievu? God speaks once. Dievas mums kartą prabilo, When he created the world, when he created the universe, kada jisai sukūrė pasaulį, kada jisai sukūrė visatą. he didn't say, let there be light. Jisai nepasakė tiesiog, kad tebūnie šviesa. I said, let there be light. Aš pasakiau, tebūnie šviesa. Hey, I said, let there be light. Ir ne, tebūnie šviesa. He only spoke one time. Jisai prabilo kartą He doesn't have to speak twice. ir jam nereikia kartoti. The promises he made you when you were young Ir dėl tas pažadas, kurį pažadėjo, kai tu buvai jaunas, will still happen. jis ir įvyks. You will go through valleys of struggle and trial. Taip tau teks eiti per slėnius išbandymų, išmėginimų. You'll go through seasons where you wonder if God still loves you. Ir tu eisi per tuos metus, periodus, kai tu vis galvosi, ar Dievas tebe myli tave. You'll go through betrayal. You'll go through heartache. Ir tau teks eiti per galvos skausmą ir išdavystę. You'll go through seasons where you feel like God is a million miles away from you. Ir tu eisi per tokius laikus, kai atrodys, kad Dievas 1000 kilometrų nuo tavęs nutolęs. But he is faithful. Bet jis yra ištikimas. What he promised you is what he's going to do. Tai, ką jisai pažadėjo, jis tai ir įvykdys. He said to King David, Jisai taip buvo pasakęs karaliui Dovydui, you are going to have a descendancy. pas tave bus palikuonis. It will be as faithful as the stars in the sky. Ir tai bus tiek, kiek žvaigždžių danguje. The words I'm telling you can be trusted. Ir tie žodžiai, kuriuos aš tau sakau, jais gali pasikliauti. I've already spoken to you. Aš tau jau tai sakiau. We have to resist the temptation. Ir todėl mes turime pasipriešinti pagundai, When God is not speaking, kada Dievas nekalba, to try to make something happen, bandyti kažką tai padaryti, kad kažkas įvyktų. to prove to ourselves Kad patys savo patvirtintume, įrodytume, and to others that God is still with us. kad kitiems taip pat patvirtintume, kad Dievas tebėra su mumis. If God is not speaking, Jeigu Dievas nekalba, be still būk ramus and know that I am God. ir žinok, aš esu Dievas. Do not try to do something Nebandyk kažką daryti, to try to prove that God is still with you. bandydamas įrodyti, kad Dievas tebėra su tavimi. You will end up creating a monster of a church. Nes kitu atveju tu tiesiog sukursi bažnyčią pabaisą. You will create something that is so far from the Church of Jesus Christ, it doesn't look anything like it. Nes tu sukursi kažką, kas tikrai bus toli nuo to, kas turėtų būti Kristaus bažnyčia, net nebus panašu į tai. In America today, we have been inundated with people who have created monster churches. Nes Amerikoje šiandieną yra tokių apstų bažnyčių, kurios yra sukurtos, galim sakyti, jau kaip monstrai tapo. They have crafted things that have come out of the minds and hearts of men. Tai yra sukurta iš tų dalykų, kurie kilo iš žmogaus minčių ir širdies. And then to try to prove that God is actually with them, they have spun out into absurd practices. Ir tam, kad įrodytų, kad Dievas tikrai yra su jais, jie praktikuoja absurdiškus dalykus. Because there's no internal security that God is actually with them. Nes viduje nėra tos ramybės, saugumo, kad Dievas iš tikrųjų yra su jais. So they have to try to create an atmosphere Ir todėl jiems reikia stengti sukurti atmosferą, to try to prove that God is with them. kad bandytų įrodyti, Dievas yra su jais. And that's exactly what Saul did. Ir būtent tai Saulius ir padarė. He did not trust the promise of God's word. Jisai
tikėjo Dievo žodžio pažadu And he began to be afraid that he was going to lose his ministry. ir jis pradėjo bijoti, kad gali netekti savo tarnystės. And so he forced himself to offer a sacrifice which God had not called him to offer. Ir todėl jisai pats ėmėsi aukoti aukos, kuri nebuvo jo pareiga ir tai nebuvo Dievui, ta prasme, nebuvo tinkama auka. And this is what happens Ir būtent taip nutinka, when we stop praying kada mes nustojam melstis, and we stop believing kada mes nustojam tikėti, that what God has promised us, kad tai, ką Dievas buvo pažadėjęs he mums, is able to do it. kad jis yra pajėgus He is išpildyti, faithful to do it. jis ištikimas, kad tai padarytų. I want you to think back today Ir aš šiandieną noriu, kad mes pamastytume tai, kas buvo prieš tai. to those early years when you first began to know he had called you. Tos pirmosios dienos, kada jūs tik supratot, kad jis jūs pašaukė And he spoke something into your heart. ir kada jis prabilo kažką į jūsų širdį. And over the years, it seemed like it wasn't happening. Ir metams einam atrodė, kad tie dalykai nevyksta. And you wondered why. Ir tu galvoji, kodėl. And now you sit and you're discouraged. Ir dabar tu esi nusivylęs And you're fighting even in your own spirit and saying, God, did I really hear your voice? ir tu pats savo dvasioje kovoji ir sakai, Dieve, ar iš tikrųjų girdėjau tavo balsą? Did you really tell me that? Ar tikrai tu tai man kalbėjai? Did you really speak to my heart? Ar tai tu iš tiesų sakei mano širdžiai? Did you really tell me that my children were going to walk with you? Ar tu tikrai sakei, kad mano vaikai gyvens su tavimi? Did you really tell me you would heal my marriage? Ar tikrai tai tu sakei, kad tu išgydysi mano santuoką? Did you really tell me you would bless the work of my hands? Did you tell me you would bless the work of my Ar hands? tai tu kalbėjai, kad tu palaiminsi mano rankų darbą? The church of Ephesus was a hard-working people. Bažnyčia Efeze buvo sunkiai dirbantys žmonės. They were testing and proving theology. Jie bandė įrodinėjo teologiją, They were doing good works and Yeah. more all the time. darė gerus darbus ir vis daugiau. But he said to them, you've lost your first love. Bet jiems sako, jūs praradot savo pirmąją meilę. Don't you remember when you and I used to talk together? Ar nepamenat, kai tu ir aš mes kalbėdavomės anksčiau? And I would whisper to you things that were impossible for you to ever do. Ir aš šnibždėjau tau dalykus, kurie tau buvo neįmanomi. But you walked away. Bet tu nusigrįžiai. And I can't speak to you anymore. Ir aš daugiau to nebegaliu kalbėti. It's been so long since we've talked together. Buvo jau taip seniai, kai paskutinį kartą mes kalbėjomės. I gave you a word. Aš tau daviau žodį. The prophet Habakkuk says it this way. Ir pranašas Habakukas, jisai šitą sudėliojo štai kaip. The vision is for an appointed time, Tas regėjimas yra tam tikram metui and it will come and it won't lie. ir jis išsipildys, nemeluos. It might take a while, Galbūt prireiks šiek tiek laiko, but wait for it, bet lauk, because it will surely come. nes iš tikrųjų išsipildys. What God speaks will surely come. Nes tai, ką Dievas kalba, iš tiesų įvyks. God will do what he says he's going to do. Dievas padarys tai, ką jisai sako, kad padarys. God will be faithful. Dievas bus ištikimas. There was a season in New York City Ir Niujorko mieste buvo toks periodas. where it was very hard for our family. Mūsų šeimai buvo labai sunkus metas. The church was in a difficult place when I first came there. Kai aš ten tik atvykau, bažnyčia buvo tokioje sudėtingoje situacijoje. Some people rose up and they rebelled against the leadership. Kai kurie žmonės sukilo ir jie maištavo prieš vadovybę. And they were very, very mean to those of us who were pastoring and our Ir jie families. labai grubiai elgėsi su tais, kurie pastoriavo ir su jų šeimos nariais. And some people said some very evil things to my children. Ir kai kurie žmonės mano vaikams kalbėjo labai blogus dalykus. We have two sons and one daughter. Pas mus yra 2 sūnus ir dukra. And I used to go into my office every day at home. Ir kiekvieną dieną mano biure, savo namuose, And I would get on my knees and I would cry. aš puldavau ant kelių ir verkdavau. I would say, what have I done to my family bringing them into this place? Ir aš sakiau, ką aš padariau savo šeimai, kad aš ją atsivedžiau čia. Bringing my children into the midst of a spiritual battlefield. Ką aš padariau, kad aš atsivedžiau savo šeimą iš šios dvasinės kovos lauką, centrą patį. Into a church environment which was at that time cruel. Į tą bažnyčios aplinką, kuri tuo metu iš tiesų buvo žiauri. And I would cry every day. Ir kiekvieną dieną aš verkdavau. I cried so much it became a religious thing for me. Aš verkiau tiek, kad tai man netgi tokiu religiniu įpročiu tapo. When I would go in to pray in my secret place of prayer, Kada aš eidavau į savo maldos kambarėlį, savo slaptumą, I would fall on my knees aš puldavau ant kelių and I would begin to weep. ir aš pradėdavau raudoti. And then one day the Lord came to me Ir tada vieną dieną ateina viešpats and he told me, he said, stand up. ir sako, stokis.
He said, I'm going to tell you the future of your children. Aš pasakysiu tau tavo vaikų ateitį. And he says, from this day forward, Ir sako, nuo šios dienos I want you to thank me aš noriu, kad tu man dėkotum, for being faithful to you. kad aš esu tau ištikimas. He said, if you continue to weep in my presence, Nes jeigu ir toliau tu verksi mano artume, your tears will be an accusation against me. tavo ašaros bus kaltinimas prieš mane. Your tears will be saying to me that I am not faithful to you. Nes tavo ašaros bylos, kad aš nesu tau ištikimas. He said, I told you I'd be faithful to your Aš tau house. pasakiau, aš tavo namams būsiu ištikimas. No matter what you see with your eyes Nesvarbu, ką tu regi savo akimis, or you hear with your ears. ar ką tu girdi savo ausimis. Here's the future of your children. Štai tavo vaikų ateitis. And so he told me their future. Ir man jisai atvėrė jų ateitį. I sat them down at a table. Aš susidonau juos prie stalo. My daughter had had such cruel things said to her. Ir mano dukrai buvo iš tikrųjų blogų labai dalykų pasakyta. She began to doubt the reality of God. Jinai netgi pradėjo abejoti Dievo realumu. It was a very, very difficult time for us. Ir mums tai buvo iš tiesų labai labai sudėtingas But he laikas. showed me a word for her Bet man jisai atvėrė žodį jai and for my two sons. ir mano dviem sūnums. And we are watching it unfold exactly the way he said. It's Ir been years, dabar- it's years later, but we're watching it unfold. Praėjus kiek metų mes dabar stebim, kaip visa tai išsirutulioja, būtent taip, kaip jis yra pasakęs. My daughter was a college girl shortly after this word. Po to žodžio mano dukra jinai įstojo į koledžą. She went through a lot of difficult times. Ir jai teko iš tikrųjų išgyventi daug sudėtingų laikų. But I told her, Bet aš jai pasakiau, the Lord has shown me viešpats man atvėrė, that you will be involved in missions work all the days of your life. kad visos tavo gyvenimo dienos bus misijose. And you will marry a young musician, a guitar player. Ir tu ištekėsi už muzikanto, gitaristo. And he will share your heart. He will have the same heart that you do. Ir jo širdis bus lygiai tokia pat kaip tavo. And this was the word that God gave me. Ir tai yra ta žodis, kurį Dievas man atvėrė. She went off to college. Jinai įstojo į koledžą She wasn't even sure that God existed anymore. ir tuo metu jinai net nebuvo tikra, kad Dievas egzistuoja. One weekend she came home, Ir vieną savaitgalį grįžta namo. and I didn't like where she was going. Ir man nepatiko, kuria kryptin jį judėjo. I didn't like the people she was with. Ir man nepatiko, su kuriais žmonėmis jinai bendravo. And so I started talking with her about it. Ir aš pradėjau su ja apie tai kalbėti. And I was starting to get upset. Ir aš jau tarsi nusiminęs toks. And she turned and she looked at me right in the eye. Bet jinai atsigrįžė ir tiesiai mane akis žiūri. She said, God gave you a promise about me, didn't he? Ir sako, Dievas tau suteikė pažadą apie mane, ar ne? She said, do you believe him or don't you? Sako, tu tiki ar ne? I said, I believe him. Aš sakau, aš juo tikiu. Have a nice evening. Gero vakaro. I'll be praying for you. Aš už tave melsiuos. Several years ago, about 7 years ago, Ir taip kažkur po kelių metų, gal 7, I was invited to go to Argentina to hold a crusade there in a stadium. ir mane pakvietė į Argentiną, ten evangelizacinį renginį stadione. There was a young musician Ir from ten buvo Canada. jaunas muzikantas iš Kanados. He was becoming well known. Ir tuo metu jis taip gan garsus jau buvo. He wasn't a Christian. Nebuvo krikščionis. And my daughter had met him. Ir mano dukra su juo susitiko. She really liked him. Ir jai jis labai patiko. But she told him, you and I could never be together. Bet jinai jam pasakė, mes kartu niekada nebūsim. My father and mother would never bless it Mano mama ir tėtis niekada mūsų nepalaimins, because you are not a Christian. nes tu nesi krikščionis. And so she finally parted ways with him. Ir galiausiai jų keliai išsiskyrė. And it broke her heart. Ir aišku, jo širdį tai sudaužė. So I called him in Canada. Taigi aš paskambinu jam į Kanadą. I said, I want to take you with me to Argentina. Ir aš sakau, aš noriu, kad tu keliautum kartu su manimi į Argentiną. My daughter said, what are you doing? Ir mano dukra klausė, ką tu čia darai? I just got rid of this guy and now you're bringing him to Argentina with Aš you. ką tik atsikračiau šio vaikino, o tu dabar vežiesi į Argentiną. She said, why are you doing this? Kodėl tu tai darai, klausė I ji. said, I don't know. The Lord told me to do it. Aš sakau, nežinau, viešpats man sako tai daryt. So I took him with me to Argentina. Taigi aš pasėmiau jį kartu į Argentiną. He's a secular rock musician. Jisai pasaulietis, roko muzikantas. He's becoming, well, not famous, but he's getting close to it. Ir aišku, jisai dar nebuvo žinomas, bet jau taip garsėjo, kilo. And so he came to Argentina. Taigi jis atvyksta į Argentiną And in one of the services, ir per vieną iš susirinkimų I was on the platform. aš buvau ant scenoje, There's thousands of people there. tūkstančiai žmonių. And I looked down the aisle Ir aš žiūriu į ateinančius į and priekį. he's dancing in the presence of Jisai ten God. šokia viešpaties artume. I said, oh, he got it. Aš sakau, Oh, he jis got tai it. gavo. He got it. It hit Jis home. perprato, suprato. He came Priėmė. back to Canada Taigi jisai grįžo į Kanadą, and he called me in New York skambina man į New Yorką and he said, Pastor, I can't
can't do this anymore. Ir sako, pastoriau, aš daugiau nebegaliu daryti to. I can't sing the songs I'm singing anymore. Sako, aš nebegaliu dainuoti tų dainų, kurias dainavau. And this band was bringing a big crowd everywhere they went. Ir ta grupė, kurioje jisai groja, surinkdavo didžiulės minės, kurie be nuvykdavo. He said the songs we're singing are stupid. Nes dainos, sako, kurias mes dainavom, jos kvailos. And he said, and I wrote them. O aš parašiau jas. What am I going to do? Ką man daryti? I said, well, come to New York. Sakau, atvyk į New Yorką. Come and work for me. Dirbk man. And so he came to New York. Taigi jisai atvyksta į New Yorką. My daughter says, what are you doing? Dukra sako, ką tu darai? Anyways, they're married now. Bet kokia atveju jie susituokia. And they're both involved in missions. Ir abudu įsitraukia į misijas. She is the one who leads a program where we feed 19,000 people through 100 churches in New York City. Ir jinai yra atsakinga už maitinimo programą, kur 1000 žmonių maitina. It is truly amazing. Ir iš tiesų neįtikėtina. I told my oldest son, Ir vyriausiam sūnui aš pasakiau, so you're going to be known as a man of bravery, aš sakau, tu būsi žinomas kaip drąsos žmogus, but not with a gun, bet ne su ginklu, with a Bible. bet su Biblija. It seemed to be a strange word. Man atrodė, tai, ta prasme, šis žodis atrodė keistokas. He went into the military after he finished high school. Nes po vidurinės jis įstojo ar norėjo stoti į kariuomenę. He traveled over much of the world. Ir jisai apkeliavo daug pasaulio. He was involved in conflict, Ir jisai buvo tose mūšio zonose. and he got known for his bravery. Ir jisai buvo iš tiesų žinomas dėl jo drąsos. He was a man of tremendous courage. Jisai buvo iš tiesų labai drąsus žmogus. Recently, on my 60th birthday, Ir visai nesenai per mano 60-ąjį gimtadienį we were standing together in a place. mes buvom vienoje vietoje kartu. You have to understand, he's a really tough man. Ir jūs turi suprasti, jis toks tvirtas žmogus. He's a police officer now in Canada. Dabar jisai Kanadoje policininkas. And he reached out and he hugged me. Jisai taip apkabino mane He said, Dad, ir sako, tėti, I want you to know something. aš noriu, kad tu kažką žinotumai. He said, I believe what you believe. Aš tikiu tuo, kuo tu tiki. And he says, I believe it the way you believe it. Ir aš tikiu taip, kaip tu tiki. He said, I want you to put your heart at rest. Ir aš noriu, kad tu uždėtumai ranką ant And I looked krūtinės. at him. Ir aš pažiūrėjau jį. And I remember the word of God. Sako, aš prisimenu Dievo žodį. You'll be known as a man of bravery. Tu būsi žinomas kaip drąsos žmogus. A friend of mine came to me recently. Ir visai nesenai, sako, mano draugas buvo prieėjęs prie manęs. A man who prints Bibles and sends them all over the world. Ta žmogus, kuris Prints Bibles? princ. Okay. Yep. Spausdina Biblijas ir siunčia po visą pasaulį. But he's sending them into some of the worst areas of the world right now. Bet dabar jisai siunčia į pačias tokias bjauriausias pasaulio vietas, Into dangerous į countries. pavojingas šalis. He said, I need somebody of tremendous courage to go into these countries. Ir jis sako, man reikalingas žmogus, kuris bus neįtikėtinos drąsos ir galėtų keliauti į tą šalis. He said, the man that I need can't be afraid of radical Islam. Ir sako, tas žmogus, jis negali bijoti. And he says, I believe God's shown me it. Your son is the man that I need. Ir sako, aš tikiu, kad Dievas man parodė, tavo sūnus yra tas žmogus, kuris man reikalingas. He'll be known as a man of bravery, Ir jisai bus žinomas kaip drąsus žmogus, but not with a gun, bet ne su ginklu, with a Bible. bet su Biblija. Oh, thank God for how faithful the Lord is. Iš tiesų dėkokim Dievui už tai, koks viešpats yra ištikimas. God is so faithful. Dievas yra toks It's ištikimas. amazing. I don't have time to tell you everything about all my children, but our children, but God is faithful. Iš tiesų nėra laiko, kad pasakočiau apie mūsų vaikus, bet Dievas yra iš tikrųjų ištikimas. Though the word tarry, when God gives us a word, Kada Dievas jisai išsako žodį, we would like it to happen tomorrow. mes norim, kad tai įvyktų rytoj. We don't want it to wait. Mes nenorim laukti. And we have a tendency to go back to God Ir mes turim tokį polinkį grįžti pas Dievą and say, Lord, what did you speak to me about my children? ir sakyti, viešpatie, kągi tu ten kalbėjai apie mano vaikus? Tell me again. Pakartok. And God says, I already told you. Dievas sako, aš jau tau sakiau. I cannot lie. Aš tau negaliu meluoti. And when I speak, it happens. Ir jeigu aš tai pasakiau, tai įvyks. So trust me now. Todėl dabar pasitikėk manimi. Don't cast away your confidence. Nepraras savo pasitikėjimo. The writer of Hebrews says you have a need of patience. Ir laiške Hebrajams rašoma, kad tau reikalinga kantrybė, That after you've done the will of God, kad po to, kai tu būsi įvykdęs Dievo valią, you might receive the promise. tu galėtumei regėti pažadą išsipildant. Just a little while, Tik tai kurį laiką and it will come, tai ateis, po kurio laiko tai pasirodys. and it will not tarry. Ir tai neapvils tavęs. So this is the first reason why God seems to be silent, Ir tai yra ta pirmoji priežastis, kodėl kartais atrodo, kad Dievas tyli, because he's already spoken. nes jis jau yra išsakęs. So you have to go back
today and say, what did you tell me? Ir todėl turi tiesiog grįžti ir prisiminti, kągi tu Dieve man esi pasakęs. I don't need a new word. Man nereikia naujo žodžio, I don't need a second opinion. man nereikia dar antros nuomonės, I don't need God to repeat himself. man nereikia, kad Dievas pakartotų save, Think back. bet tiesiog prisimink, What did he tell you? kągi jis tau yra pasakęs. What did he say was going to happen? Ką jisai pasakė, kas nutiks. It will take a little while, Šiek tiek prireiks laiko tam, but he doesn't have to say it again. bet jam nereikia visą tai pakartoti iš naujo. The second reason is that the answer is coming. Antra priežastis - atsakymas jau pakeliui. But the answer can sometimes meet a form of resistance which you and I can't understand. Bet kartais atsakymas jisai gali susidurti su tokiu pasipriešinimu, kurio tu ir aš mes nesuprantam. In Daniel chapter 10, the prophet Daniel prayed. Nes pranašo knygoje Danieliaus 10 skyriuje mes matom, pranašas Danielius meldėsi. And God said, from the first day you set your heart to understand, Ir Dievas sako, nuo pačios pirmos dienos, kai tu paruošai savo širdį supratimui, your words were heard. tavo žodžiai buvo išgirsti. And the angel said, I've come because of your words. Ir angelas sako, dėl tavo žodžių aš atėjau. But the prince of the kingdom of Persia withstood me Bet Persijos kunigaikštystės karalius sustabdė mane, for 21 days. 21 dieną sulaikė. But Michael, one of the chief angels, Bet vienas iš pagrindinių angelų, Mikolas, came to help me. jisai atėjo, kad man padėtų. Sometimes it's just a mystery. Kartais tai tiesiog paslaptis. I don't understand these things. Tų dalykų aš nesuprantu. Nobody understands these things. Niekas šių dalykų nesupranta. But there was a war, Bet buvo kova, a spiritual war going on, dvasinė kova, where the devil tried to stop the answer from coming. kada velnias bandė sustabdyti, sulaikyti tą atsakymą. He was able to delay it, Jisai galėjo atidėti jį sulaikyti, but he couldn't stop it. bet sustabdyti negalėjo. The answer might be delayed. Ir galbūt atsakymas kaip ir užlaikomas, The forces of darkness might stand up against the promise God's given the church in this part of the world. galbūt Dievo atsakas yra pakeliui šitam pasaulio daliai, bet priešas užlaiko, Religion can come and try to imitate the ways and promises of God. nes religija gali pasirodyti ir imituoti Dievo būdus ir kelius. But what God spoke to you will happen. Bet tai, kad Dievas tau kalbėjo, tai ir It will įvyks. come. Tai pasirodys. We must be careful. Bet mes turime būti atsargus. Don't allow other voices to come into your heart. Neleis, kad kiti balsai pradėtų kalbėti tau. Don't allow other voices to resist the voice of God. Neleis, kad kiti balsai išstotų prieš Dievo balsą. That's why Paul says, whatever things are true, Ir todėl Paulius jis sako, visa, kas yra tiesa, whatever is lovely, kas yra miela, if there be any goodness in it, mąstyk apie tai, tai kas yra gera. if there be anything that is worthy of praise, Bet kas yra verta gyriaus. think about these things. Mąstyk apie tuos dalykus. And the God of peace will crush Satan under your feet. Ir Dievas, jisai paruoš tuos dalykus, atvers juos tau. Be careful what you're listening to. Ir todėl būk atsargus, ką tu klausai, ko tu klausaisi. And sometimes Ir kartais God goes silent Dievas nutila just to get our attention. tik tam, kad sulauktų mūsų dėmesio. That's what happened to David the king. Nes būtent tai nutiko su karaliumi Dovydu. God spoke to David. Dievas kalbėjo Dovydui, He gave him this incredible promise. jisai suteikė jam neįtikėtiną pažadą. We read about it at the beginning of Psalm 89. Mes tai skaitėm 89 psalmiai. Instead of resting in that promise, Ir vietoj to, kad jisai ilsėtųsi tame pažade, he started reasoning about how he could protect himself, jisai pradeda mąstyti, kaip jisai gali pats save apsaugoti, how he could secure his own future. kaip jisai gali pasirūpinti savo ateitimi. He stopped trusting in God, Jisai nustojo pasitikėti Dievu. and he started trusting in his own reasoning. Ir jisai pradeda pasitikėti savo mąstymu. It's dangerous, Tai pavojinga. especially as a leader in the Church of Jesus Christ. Ir ypatingai, jeigu tu esi Jėzaus Kristaus bažnyčios vadovas. When you start being led by human reasoning, Kai tu pradedi leistis vadovaujamas žmogiškojo mąstymo, and you and I are no longer led by the Spirit of kai God, tu ir aš, mes daugiau nebesam vedami Dievo dvasios, he said in his heart,
Savo širdyje jisai pasakė, One day I'm going to die. Saul's going to kill me. vieną dieną išmirsiu, Saulis mane nužudys. Well, that wasn't true Tai nebuvo tiesa, because God had made him a promise. nes Dievas buvo jam He pažadėjęs, wasn't going to die kad jisai nemirs by the hand of Saul. nuo Sauliaus rankos. But he began to believe that lie. Bet jisai pradėjo tikėti tuo melu, And when he began to believe it, o kai jisai tuo pradėjo tikėti, then he started making a plan. tada jisai pradėjo kurti savo į planą. His plan led him into the wrong place. O planas nuvedė į ne tą vietą. And being in the wrong place, the scripture Okay. tells us he became a cruel man. Jisai buvo ne toj vietoje, Biblijoje rašoma, kad jisai tapo žiauriu žmogumi. He became a deceptive man. Jisai tapo apgaulingu žmogumi. Do you ever wonder? Ar kada nors susimastei? A lot of the turmoil in our churches, Labai dažnai mūsų bažnyčioje tų drumstėjų, a lot of the arguing, daug ginčių, a lot of the meanness. daug grubių dalykų. Is it possible Argi įmanoma, that all this is happening because we're in the wrong place? kad visa tai vyksta tiesiog todėl, kad mes netoj vietoj? We've left that place of faith in God. Mes palikom tą tikėjimo Dievų vietą, We left the place of prayer, mes palikom maldos vietą, a place of simply trusting what he says. paprasčiausiai pasitikėjimo tuo, ką jis sako vietą, That place where we would just preach because God said preach. tą vietą, kur mes tiesiog pamokslaujam, todėl, kad Dievas pasakė pamokslaut. That place where we just give an altar call because God said give an altar call. Ta vieta, kur mes tiesiog kviečiam atgailai, nes Dievas sako, kviesk atgailai And žmonės. miracles would happen. Ir stebuklai vyks, But we left that place. bet mes apleidom tą vietą. And then we came into a place where we're being governed by what we see. Ir tada mes pasiekėm tą vietą, kur mes vadovaujami to, ką mes matom. And we're being led by what we think. Ir mes vedami to, ką mes mastom. I see an empty park. Ir aš matau tuščią parką. I think nobody is here. Ir aš manau, kad ten nėra nei vieno. So therefore we should pack up and go home. Ir todėl mes turėtume susirinkti savo daiktus ir keliauti namo. And 4 people would have missed the kingdom of heaven. Ir 4 žmonės būtų prasilenkę su Dievo karalystė. When we don't pray, we miss the will of God. Kada mes nesimeldžiam, mes prasilenkiam su Dievo valia. We stop hearing the voice of God. Mes nebegirdim Dievo balso. And God in his mercy will become silent. Ir Dievas iš savo gailestingumo, jisai And nutyla. everything we do starts to fail. Ir visa, ką mes darom, nesėkmingai. David's strength was failing. Ir Dovydo jėgos seko, His character started to fail. jo charakteris jau keitėsi ne į tą pusę. The sweet, sweet psalm writer of Israel became a deceptive man. Ir tas nuolankus ar malonus psalmių autoris tapo apgaulingu žmogumi. The man who once fought and risked his life to save a lamb was now killing children. Dabar tas, kuris kažkada tai bandė apsaugoti avinėlį, rizikuodamas savo gyvybę, pats žudė vaikus. He was becoming a different kind of man because he was not being led by the Spirit of God. Jisai pradėjo virsti kitų žmogų dėl to, kad jisai nebuvo vedamas Dievo. When human reasoning starts leading the church, we become different kinds of people. Nes kai žmogiškas mąstymas pradeda vesti bažnyčią, mes tampame kitokiais žmonėmis. We become strategists. Mes tampame strategais, We become cruel. mes tampame žiaurus, We start to hurt people. mes įskaudinam žmonės, We start to lie. mes pradedam meluot, We do everything that David did. mes darome visą, ką Dovydas darė. And it's all because he was no longer listening to the voice of Ir God. visa tai tik todėl, kad daugiau nebegirdėjo Dievo balso. And so God became silent. Ir Dievas nutilo. And God let him go on his journey Ir Dievas leido, kad jisai leistųsi į savo kelionę, until he ended up in a battle. kol jisai atsidūrė mūšyje. He was in the right battle, he was on the wrong side. Jisai buvo tinkame mūšyje, bet ne toj pusėje. I often wonder, what would he have done? Aš mąsčiau, kas būtų kitaip. He was the man, the young boy that fought against Goliath. Tai jisai buvo tas jaunas žmogus, dar kai jisai buvo visai jaunas, jisai kovojo su Galijotu And brought the glory of God back into Israel. ir tuo metu sugražino šlovę Izraeliui. Now he's at the same place, but he's on the other side. Bet dabar jis toj pačioj vietoj, tik kitoj pusėje. And he's now fighting with the Philistine army. Dabar jisai kovoja prieš Filistinų armiją. I often wonder, what was he thinking? Ir aš labai dažnai susimąstu, ką jisai manė savo. How did I get here? Kaip aš čia patekau? What am I going to do? Ką dabar aš darysiu? We know he wouldn't kill Saul, Aš žinau, kad jisai Saulio nežudytų,
And I can't imagine David would raise his hand against the army of Israel. I can't imagine it. Ir aš net neįsivaizduoju, kaip, ar iš vis, ta prasme, Dovydas negalėtų pakelti savo rankos prieš Izraelio armiją. If he would have fought against the Philistines, Jeigu jisai kovotų prieš Filistinus, then he would have had enemies on both sides. tada priešai būtų iš abiejų pusių. God brought him into a place where he had nowhere to go. Ir Dievas atvedė į tą vietą, kur jam jau nebebuvo kur trauktis, į kurią pusę eiti. Now, the Bible doesn't say it, Aišku, Biblijoje tai nerašoma, but I think for the first time in a long time he prayed. bet aš manau, kad pirmą kartą po ilgo laiko jis meldėsi And his prayer might not have been any deeper than this. ir jo malda ko gero nebuvo gilesnė nei tokia. Oh God, Dieve, how did I get here? kaip aš čia patekau? Oh God, Dieve, what do I do? ką man daryti? I don't know what to do. Aš nežinau, ką daryti. And when he began to pray, Ir kada jisai pradėjo melstis, God began to lead him again. Dievas pradėjo jį vėl vesti. Oh God Almighty, give us the grace to pray again. Dieve visagali Dievas, suteik mums malonę ir vėl melstis. Give us the grace to put away the Philistine ideologies, Atidėti į šalį Filistinų ideologijas, the strategies of the world, pasaulio strategijas, the surveys that we use to try to get people to come to our churches. apklausas, per kurias mes bandom sužinoti, kaipgi žmonės pakviesti bažnyčią. That's the Philistine army. Tai Filistinų armija. Right battle, wrong side. Geras tas mūšis tinkamas, bet ne ta pusė. When David walked in the Spirit, he defeated a giant. Nes kada Dovydas vaikščiojo dvasioje, jisai įveikė milžiną, When he walked in the flesh, he now faced a giant of a problem. bet kada jisai vaikšto kūne, dabar jisai susidūrė su problema, kuri atrodo kaip milžinas. The scripture says that God moved on the hearts of the Philistine kings. Ir Biblijoje rašoma, kad Dievas paveikė Filistinų karalių širdį, To reject him. kad atstumtų jį. And they said in their heart, is this not the sweet psalmist of Israel? Ir jie savo širdį sako, ar tai ne Izraelio giesmių kūrėjas? Is this not the one about whom they sang songs? Saul has slain his thousands and David his tens of Ar čia thousands. ne tas, apie kurį dainuojama, kad Saulius įveikė 1000, o Dovydas 10 000? They said, put this man out from among us. Sako, šitą žmogų geriau pašalinkite iš mūsų tarpo. The best thing that has ever happened to the Church of Jesus Christ in America is happening right now. Ir dabar pats geriausias dalykas, kuris galėjo nutikti bažnyčioms Amerikoje, vyksta dabar. The society in America is rejecting the Church of Jesus Christ. Visuomenė atmeta bažnyčią. Oh, thank you, God. Ačiū tau, Oh, Dieve. thank you, God. Ačiū tau, Dieve. With all my heart, I want to explode with joy. Visa širdimi mano širdis troksa sprogti iš džiaugsmo. The Philistines are kicking us out of their army. Filistinai mus išmeta iš savo armijos And they're saying, we don't want anything to do with you ir anymore. sako, daugiau mes su tavim nieko bendro nenorim turėti. You've walked with us long enough, Jau pakankamai ilgai kartu su mumis keliavai and we got everything from you that we needed. ir mes iš tavęs jau gavom visą, ko mums reikėjo. And we took away your strength, Mes atėmėm tavo stiprybę, and your integrity is gone. tavo sąžiningumas arba dorybė You dingo. became just like us. Tu esi toks pat kaip ir mes. You did the same things that we do. Tu darai taip pat kaip ir mes. And now we're telling you to leave. Ir dabar mes tau sakom, We don't traukis. want you anymore. Tu mums daugiau nereikalingas. Oh, thank God. Ačiū Oh, Dievui. thank God. Ačiū Oh, Dievui. thank God. Ačiū Dievui. David did what we're going to do in America now. Ir Dovydas padarė tai, ką mes dabar darysim Amerikoje. David went back Dovydas grįžo to that place where he lived, į tą vietą, kur jisai gyveno and he looked around, ir jisai apsižvalgė and he says, oh, God, ir jisai sakė, Dieve, look what I have lost pažiūrėk, ko aš netekau. since I started walking in my own reasoning. Nuo to meto, kai aš pradėjau vaikščioti savo mąstymo keliais, Our families are captivated. mūsų šeimos jos pavergtos, Our homes are destroyed. mūsų namai sugriauti, We look like the Philistines do. mes dabar atrodom kaip filistiniečiai. All of this is captivated, Visa tai yra pavergta and our enemies are rejoicing over us. ir priešai jie dėl mūsų džiaugiasi, And we're stuck in this place. o mes įstrigę šitoj vietoj. And even his own men became angry with his Ir leadership. netgi jo paties žmonės pradėjo pikti ant jo, But David did this one thing. bet Dovydas padarė tą vieną dalyką. The Bible says he encouraged himself in the Lord. Biblijoje rašoma, jis pats save sustiprino viešpatyje. Here's how I see that. Ir štai kaip aš tai matau. He went back Jisai grįžo in his atgal mind, savo mintise, in his heart. savo širdyje. God, Dieve, what did you tell me? ką tu man kalbėjai, What did you once speak to me ką tu kartą man esi pasakęs, when I used to be alone in the wilderness? kai kažkada aš buvau vienas laukuose, When I wrote those sweet
sweet songs of worship in Saul's court, Kai aš rašiau arba gėdojau tas giesmes Sauliaus kiemuose, what did you once tell me? ką tu kartą esi man pasakęs? What did you speak to me in the Ką wilderness? tu man dykumoje kalbėjai? Where did I once get the strength I had? Ir iš kur, kad jėga, kurią aš gavau tuo metu, How did I get to the place where I've gone from fighting the giant to running? ir iš kaip aš pasakiau tą vietą, kai aš kovojau prieš milžiną, dabar tenka bėgti. And he called the son of the priest Ir jisai pakvietė kunigų sūnų and said, bring me that garment of prayer. ir sako, atnešk tą maldos drabužį, I'm going to pray again. aš vėl melsiuosi, sako. And when he began to pray, Ir kada jisai pradėjo melstis, God began to speak. Dievas pradėjo He kalbėti. said, Lord, shall I go after my enemies? Ir jis sako, viešpatie, ar turi persekioti The Lord priešą? said, yes, go after them. Ir viešpats sako, taip vykis. Will I recover everything? Ar aš atgausiu viską? God said, you will recover everything. Viešpats sako, taip, tu atgausi. Church of Jesus Christ, Jėzaus Kristus bažnyčia, go back to prayer. grįžk prie maldos, Go back to the promises of God. grįžk prie viešpaties pažado, Go back to where God first spoke to your heart. grįžk ten, kur viešpats pirmą kartą prabilo tavo širdžiai. Walk away from all the secular strategies Pasitrauk nuo bet kokių pasaulietiškų strategijų, and go back into the closet of prayer, grįžk į kambarėlį maldos, because that's where the power of God is. nes būtent ten slypi Dievo jėga. That's where the voice of God is. Ten yra Dievo balsas. That's where the victory of God Ten is. yra Dievo pergalė. And as soon as David began to pray, Ir kai tik Dovydas pradėjo melstis, when he began to move with God kada again, jisai vėl pradėjo judėti kartu su Dievu, the miraculous started to happen all over again. stebuklai vėl pradėjo vykti. It's so easy to stop praying. Taip paprasta nustoti melstis It's so easy to start giving in to other thoughts. ir taip paprasta pasiduoti kitoms mintims. It's so easy in ministry to say, I'm going to have to do it this way or I'm going to die. Ir taip paprasta tarnavim pasakyti, turiu daryti šitaip, ar kitu atveju aš mirsiu. You're not going to die. Ne, tu nemirsi. God gave you a promise. He Dievas suteikė tau pažadą. said, I'll never leave you. I'll never forsake you. Jisai pasakė, aš tavęs niekada neapleisiu, niekada nepaliksiu. He said, out of your inward parts is going to flow rivers of living Ir water. sako, iš tavo vidaus plus gyvojo vandens rovės. He told you in Psalm 18 that through God you'll have the power to overcome what comes Ir against per you. psalmes jisai sakė, kad tavyje yra ta jėga, kad jisai tai išlies per tave. We are not a natural people, we are a supernatural Mes people. nesam paprasti žmonės, mes esam antgamtiniai We are žmonės. called to represent the power of God in the earth Ir mes esam pašaukti, kad atstovautume Dievo jėgą šiam pasauliui and to bring His name to a place of glory. ir kad jo vardas būtų pašlovintas. Oh, Jesus, thank you. Ačiū tau, Oh, Jėzau. God, thank you. Dieve, Thank you, dėkoju Lord, tau, dėkoju tau, for the viešpatie. simplicity of Jesus Christ. Jėzus Kristus paprastumas. It's so easy in my position. Mano pozicijoje yra taip paprasta. It's so easy when you have a big church. Kai didelė bažnyčia yra taip paprasta, You have a lot of things to occupy your day. yra daug dalykų, kurie gali užimti tavo dieną. There are so many things to think about, Yra tiek daug dalykų, apie kuriuos turi pamastyti, so many ministries to oversee, prižiūrėti tiek daug tarnyščių, so many invitations to consider. tiek daug kvietimų apmastyti, It's so easy to do the one thing that would take away my whole strength. tiek daug dalykų, kuriuos tu gali padaryti. Ir tas vienas, kuris atims mano energiją. And that one thing is to stop praying Ir tas vienas dalykas, jeigu aš nustosiu and to melstis start listening to my own reasoning. ir pradėsiu mąstyti savo paties mąstymo, It will take away all of my strength. tai atims iš manęs visą mano jėgą. I take 2 days every week now Dabar kiek savaitę aš skiriu 2 dienas, and I shut away with God. kada aš užsidarau su Dievu, I want it to be the pattern of the rest of my life. nes aš noriu būti jo indu visą likusį gyvenimą. And I know not everybody here can do this, Ir aš žinau, kad ne kiekvienas savo esantis čia gali leisti. but you can take some time somewhere Bet tu gali kažkiek laiko kažkur skirti and shut away with God. ir užsidaryti su Dievu. And don't read your Bible just to get messages for Ir Sunday. neskaityk Biblijos tik tam, kad sekmadienį gautum pamokslą. Read your Bible because you love God. Skaityk Bibliją todėl, kad tu myli Dievą. Read your Bible because the way you read it when you first got saved. Skaityk ją taip, kaip tu pirmą kartą ją skaitai, kai tik įtikėjai. Don't ever let this relationship with God become something that is heavy. Neleisk, kad tas bendravimas su Dievu taptų kažkuo tokiu sunkiu. Let it be alive Te būna tai gyva and He will speak. ir jis kalbės. When we turn back to prayer, Kada mes grįšim į maldą, we begin to hear His voice again. mes vėl girdėsim jo balsą. Oh, I thank God for that with all my heart. Aš dėkoju Dievui iš visos širdies už tai. I have leaders in my church Ir mano bažnyčioje yra lyderiai,
that ask me, what are we going to do now? kurie klausia, o kągi mes dabar darysim, Where are we going to go? kur mes judėsim dabar. And I tell them, well, we're not going to do anything. Aš sakau, mes nieko dabar nedarysim And we're not going anywhere ir mes niekur nekeliausim, until God speaks. kol mums Dievas neprabils. Did you know that doing nothing is doing something? Ar jūs žinot, kad nieko nedarimas, tai kažko jau darimas. When I'm doing nothing, I'm doing something. Kai aš nieko nedarau, reiškia, kažką darau. I'm waiting for God to Aš speak. laukiu, kada Dievas man prabils. I don't want to go where He's not asking me to Nes go. aš nenoriu eiti ten, kur Jis manęs nekviečia. I don't want to do what He's not asking me to Aš do. nenoriu daryti tai, ko Jisai neragina manęs daryti. I don't want anything of the flesh. Aš nenoriu nieko iš kūno The daryti. Philistines can stay on their side of the valley. Filistinai gali pasilikti savo slėnio I'm pusėje. not going there. Aš ten neisiu. I want to stay where the strength of God Aš is, noriu pasilikti ten, kur yra Dievo stiprybė, where the power of God kur is. yra Dievo jėga. So maybe, just maybe, Ir galbūt, tik galbūt, the voice of God is silent Dievo balsas tylus, because He's waiting until you start talking to Him again. nes Jis laukia, kada tu vėl pradėsi su juo kalbėtis. Hallelujah. It's time to pray. Metas melstis. I'm on the radio right across America now, Dabar Amerikoje galima mane išgirsti per radiją. calling the church back to prayer, Ir bažnyčias aš raginu grįžti prie maldos. right across the country. Per visą šalį. Started in September. Pradėjom tai nuo rugsėjo. I thank God for this incredible privilege. Ir aš dėkingas Dievui šią neįtikėtiną galimybę, privilegiją. The church in America must pray again. Ir bažnyčia Amerikoje vėl turi melstis. By God's grace, Iš Dievo malonės. the Philistines have kicked us out, Filistinai mus išmetė. and now we have a chance to become a supernatural church Ir again. dabar mes vėl turime tą galimybę tapti ant gamtinę bažnyčią. We have a lot to learn from you Ir mes turime daug ko iš jūsų pasimokyti. because you live in hardship. Nes jūs gyvenat sunkumuose, You have had to pray. jūs turėjot melstis, Most of you couldn't survive without prayer. nes dauguma iš jūsų negalėjote išgyventi be maldos. Life is difficult here, Gyvenimas čia yra sudėtingas. but you are in a better place than we are in America right now. Bet dabar jūs esat geresniai padėti negu mes Amerikoje. Because as a church age, we lost touch with God. Nes mes kaip bažnyčia praradom tą ryšį su Dievu. And now our society is falling apart all Ir dabar around us. mūsų visuomenė jinai žlunga. And we are totally rejected. Ir mes dabar esame visiškai atmesti. But it's a great opportunity Bet tai nuostabi galimybė. if we will pray again. Jeigu mes vėl melsimės. Let's take a moment to pray. Ir dėl skirkim šiek tiek laiko maldai. Father, thank you. Tėve, dėkoju. Thank you for calling us into prayer again. Aš dėkoju, kad tu vėl kvieti mus maldai. And you will no longer be silent to Ir us, kad daugiau tu netylėsi. but you will speak to us again. Bet tu vėl kalbėsi mums. Oh, bring us back Sugražink mus to those early days į tas ankstyvasis dienas. when you spoke such promises to our hearts. Kad tu iškalbėjai, išsakei pažadus mūsų širdims. And we knew you had called us. Ir mes žinojom, kad tu mus pašaukei. We knew Mes žinojom, that you were going to do great things. kad tu darysi didžius dalykus. You are faithful, Lord. Tu esi ištikimas viešpatie. Thank you Aš dėkoju tau, for not forsaking kad us. tu neapleidi mūsų. Thank you, Lord Jesus Ačiū tau Christ. viešpatie Jėzau. We bless you for it, God. Mes už tai laiminame We tave. bless you, Lord. Mes laiminam tave viešpatie. Hallelujah.